Šventėje, metų didžiausiai jūsų šventėje. Taipogi noriu pasidžiaugti ir pasakyti mūsų vadovų vardu, kad mes labai patenkinti esamą situaciją iš tikrųjų rajone, kas liečia saugumą, jūsų tą darbą, kurį jūs dirbate. Tai jūsų tikrai to neįmanoma pasiekti, galiu papasakoti ne tokius gyvenimiškus įvykius, kai mes išvažiuojame visus posėdžius, tai konkrečiai Džiauva, sakysim, Pabaskės, ir ten turim tokią tradiciją, kad pasisako jūsų darbuotojas, apylinkės, vadinamas darbuotojas jūsų. Tai kai išgirsti tokius žodžius, kad per pusę metų dvi vagystės, vienas chuliganiškas elgesys ir tai tiesiog, žinokit, priverčia prasižioti ir perklausyti dar kartą, ar tikrai taip gali būti. Ir pasirodo, nėra taip baisu, kaip yra viešoje erdvėje. Ir pagalvoju iš karto tada apie jūs, apie darbuotojus, apie jūsų vadovus. Ir džiugu darosi. Tai mes matom, kaip jūs švenčiat, kaip jūs sutinkat šventes, kaip jūs jom atsakingai ruošiatės ir lygiai taip pat jūs dirbate darbą. Tai dėkui jums. Ir norim palinkėti visokeriopos sėkmės. Ištvermės darbe, susiklausimo, o šeimose meilės ir supratimo. Geros jums šventės. Mieras valdybės meras Vydas Patlys reiškia padėką Angelų sargų policijos dienos proga už neprikaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir gerus darbo rezultatus, užtikrinant viešą tvarką ir visuomenės saugumą. Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato Ukmergės policijos komisariato apdovanoja padėkos raštais Leonardą Bogdanavičių. Donatą Barauską. Rolandą Butkų. Agnė Miškinytė. Giedrė Žemaitė. Rimgauda Gavėna. Na ir bendrai visą kolektyvą ir jos vadovą papildomai su pridėtinės vertės. Tai kolektyvas.